Dažnai užduodamas klausimas. Na, kam tu naudoji eterinius aliejus? Kam? Ogi tam, kad geriau jausčiausi. O tu negerai jautiesi? Na, reikalas tas. Kuomet mes naudojam eterinius aliejus, mes tiesiog atstatome savo eterinį lauką. Na, mes žinome, kad mūsų fizinį kūną tampriai apgaubia mūsų eterinis laukas. Na, o eterinėme lauke yra visa žmogaus informacija. Ir apie fizinio kūno būvį, ir organų veiklą. Ir visus subtiliuosius kūnus harmonizuoti, balansuoti padeda ne tik fizinio kūno priežiūra, ne tik malda, ne tik meditacija, ne tik buvimas gamtoje, bet ir aromaterapija. Ir iš tikrųjų, juk mes susergame tik tuomet, kada yra rimti mūsų eterinio lauko pažeidimai. Ir mūsų fizinio kūno kopija yra iš ypatingos rūšies materijos eterio. Ir augalai, medžiai, gėlės taip pat turi panašius į mūsų kūnus, tai eterinius kūnus. Ir jie tiesiog gali pripildyti tos energijos ir duoti tas atsargas mums. Ir eterinio lauko pažeidimai. Nuo ko? Nuo mūsų negatyvių minčių, nuo mūsų negatyvių emocijų, nuo mūsų ryšio buvimo ar nebuvimo su savimi pačiu, su gamta, su aplinka. Ir kai mes naudojam eterinius aliejus savo kasdienoje, tu tiesiog atstatai eterinį lauką ir atsistato tos silpnos vietos. Ir kai tu naudoji kiekvieną dieną, tiesiog pradeda keistis ir tavo kasdiena, ir tavo visas gyvenimas. Tai linkiu kiekvienam patirti eterinio aliejaus veikimą.